Sveikinus, draugai. Susipažinkite. Tai Franas Selekas, kroatas muzikos mokytojas. Jį galime pavadinti nelaimių ir laimės kūdikiu. Per savo gyvenimą jis patyrė rimtą traukinio avariją, keletą autokatastrofų, kuro bako sprogimą, papuolė po autobusų ratais ir po viso šito jis dar ir laimėjo loterijoje. Beveik $1 milijoną. O štai čia Rojus Sullivanas. Į jį net 7 kartus trenkė žaibas, bet jis liko gyvas. Juliana Kepke ir Vesna Vulovič išgyveno lėktuvo katastrofas, kai lėktuvai nukrito iš labai didelio aukščio. Joana Ginter net 4 kartus laimėjo didįjį loterijos prizą. O Tsutomu Yamaguchis pragyveno 2 atominių bombų sprogimus ir mirė tik 2010 metais. Tikrai kvapą gniaužiančios neįtikėtinos istorijos. Atrodo, lyg kokia tai paslaptinga, nežinoma jėga pravedė šios žmonės gyvenimo keliu, apsaugodama juos nuo pavojų ir kai kuriais atvejais net atvedė į sėkmę. Iškyla klausimas, kas čia buvo? Likimas? O gal karma? Ar tai paprasčiausiai aplinkybių sutapimai? Ir iš tikro, ar kada nors jums neatrodė, kad visata jau iš anksto žino visus jūsų gyvenimo žingsnius, sprendimus, mintis, norus ir nukreipia jūs ten, kur jie reikia? Atsitiktinis susitikimas per atostogas, netikėtas paaukštinimas pareigose, egzamino bilietas, kurį tik tą vienintelį ir išmokai. Kartais nutinka tokie netikėtini dalykai, kad atrodo, jog tai tikrai negali būti atsitiktinumas. Ir jei viskas taip, tai reiškia, kad likimas egzistuoja, o visi įvykiai, kurie nutiks visatoje, jau iš anksto nulemti. Ir turint atitinkamą norą, jos galima net išpranašauti. Nagi, išsiaiškinkime, ką apie visą tai galvoja mokslas, o ypač fizika. Sužinosime, kiek reikia kompiuterių, kad išpranašauti visatos ateitį. Negi dėl koronaviruso pandemijos kalta kvantinė fizika. Ar gali nematoma gorila paaiškinti, kaip veikia likimas? Ir kodėl visą pasaulį valdo absoliutus atsitiktinumas? Visą tai sužinosite šioje laidoje. Žiūrim, nes bus įdomu. Iš pradžių išsiaiškinkime, kodėl atsitinka visokie netikėti įvykiai, atsitiktiniai sutapimai ir visi kiti neprognozuojami dalykai. Dažnai mums atrodo, kad visa tai galėjo būti suorganizuota specialiai, kad mūsų gyvenimą valdo visata, Dievas, tam tikros nežinomos jėgos, arba masonai. Čia susideda keletą faktorių. Visų pirma, tikimybių teorijos, statistikos ir didžiųjų skaičių dėsniai tokie kontrintuityvūs, kad pats ir neišmąstysi. Ir gali atrodyti, kad įvykio tikimybė yra tik 1 iš milijono, bet iš tikro pasirodo, kad tai netoks retas dalykas. Pavyzdžiui, tarkime, kambaryje yra 23 žmonės. Kaip manote, kokia tikimybė, kad pas ką nors iš jų dienos tikslumu sutaps gimtadieniai? Tai yra, bus gimusių tą pačią metų dieną. Pasirodo, kad tokia tikimybė yra net 50%. O koks šansas autobuse gauti laimingą bilietą, kai bilieto numerio pirmųjų 3 skaitmenų suma lygi paskutiniai 3 skaitmenų sumai? Šansas 1 iš 17. O jei ruletėje juoda spalva iškrito 25 kartus iš eilės, tai kokia tikimybė, kad juoda iškris ir 26 kartą? Lygiai tiek pat, apie 50% tikimybė. Tarp kitko, toks dalykas kartą nutiko. Monte Carlo kazino 1913 metais. Tada juoda spalva iškrito net 26 kartus iš eilės. Kiekvieną kartą vėl iškritus juodai spalvai, lošėjai vis didino statinius ant raudonos spalvos ir tokiu būdu prarado milijonus. Bet čia jau kita istorija, todėl grįžtam prie mūsų. Taigi, dėl šių priežasčių netikėtas seniai pradingusio daikto atsiradimas, neįprasta nauja pažintis bare, sėkmingas pavėlavimas, pavyzdžiui, lėktuvą, kuris vėliau patyrė katastrofą. Ir išgyvenote tik jūs, nes pavėlavote. Visa tai gali būti ne kokia nors likimo dovana, o visai tikėtinas dėsningumas. O visų antra, neįprasti sutapimai atsitinka pastoviai. Ir mums tik taip atrodo, kad tai kažkoks išskirtinis įvykis. Visą tai 20 amžiaus pradžioje ištyrė austrobiologas Paulas Kemereris. Parkuose, sėdėdamas ant suoliuko, jis stebėjo žmones, atkreipdamas dėmesį į neįprastus dalykus. Vienodi skėčiai, panašios eisenos, suknelės, lazdelės, portfeliai, netikėti susitikimai. Ir pasirodė, kad neįprastų sutapimų būna labai daug. Paprasčiausiai daugumos jų mes tiesiog nepastebime. Kodėl? O štai pabandykite patys atlikti dėmesio testą. Sekite indelį, po kurio paslėptas saldainis. Kur jis atsidurs po to, kai indelius permaišys? Čia jokios apgavystės nėra. Tai ne triukas, svarbiausia jūsų dėmesys. Sekite atidžiai. Aš net muziką garsiau paleisiu.
Na kaip, ar pavyko? Ar pastebėjote antį? Parašykite komentarą, ar pastebėjote. Taip, ji ten buvo. Štai žiūrėkite pakartojimą. O prie viso kito rankų buvo 5 ir visi žaidri indeliai buvo pakeisti į žalius. Ir iš tikro tai buvo selektyvaus suvokimo testas. Kai mes sufokusuojame savo dėmesį į ką nors vieną, mes nepastebime, kas vyksta aplinkui, net jei tai kažkas visiškai neįprasto. Dažnai šis testas atliekamas truputį kitaip. Reikia suskaičiuoti baltais marškinėliais vilkinčių žaidėjų kamuolio metimų skaičių. Viduryje klipuko pasirodo gorila, bet dauguma jos visai nepastebi, nors kaip to galima nepastebėti. Ir ką iš viso čia veikia gorila? Bet tokie panašūs dalykai vyksta ir mūsų kasdienėme gyvenime. Mes per daug užsiėmę, panirę į telefonus, nekreipiame dėmesį į kitus ir todėl daugelis neįprastų, keistų ar stebinančių dalykų praeina pro šoną nepastebėti, kaip ta mūsų gorila. Na ir trečia, dauguma sutapimų pas mus nesukelia jokio emocinio atsako. Argi kas nors nusistebės, kad štai prie vieneto pakeltų kubų, pridėjus 5 pakeltus kubų ir pridėjus dar 3 pakeltus kubų, gausis 153. Na, o daugumai tai iš viso ant to nusispjaut. Arba, pavyzdžiui, jei šunų mėgėjui prisisapnuos katinas, tai jis tikrai bus mažiau įsimintinas jam, nei jei prisisapnuotų kačių mėgėjui. Na ir taip toliau. Žodžių pasaulis sudarytas iš atsitiktinumų, o iš jų mes pastebime tik kai kuriuos. Jiems priskiriame tam tikrą prasmę, įpinam į savo gyvenimo kontekstą ir stebuklas, atrodo, kad pati visata mus veda tam tikrų keliu. Nors iš tikro, tik greičiausiai mes patys, pilnai to nesuvokdami, tą kelią savo ir tiesim. Ir atsitiktiniai įvykiai, su kuriais susidurėme, vis tiek būtų nutikę, anksčiau arba vėliau. Bet tai kas tada gaunasi? Likimas neegzistuoja ir mes patys valdome savo gyvenimą? Iš tikro, tai kaip tik atvirkščiai. Daug kas priklauso nuo to, kas pro mus prasprūsta nepastebėta. Lengvas čiauduliukas, prabėgusi mintis, žvilgsnis ne į tą pusę, jūsų ateitį gali kardinaliai paveikti, na ir visą visatą bendrai. Bet vertinant, reiktų atsižvelgti į kiekvieną jūsų gyvenimo sekundę, kiekvieną jūsų egzistavimo akimirką, sekti kiekvieną molekulę ir atomą, kad nieko nepraleisti. Būtent todėl likimo egzistavimo klausimą reikia perkelti į žymiai daugiau fundamentalų lygį, į elementarių dalelių lygį. 17 amžiuje seras Izaokas Niutonas pirmą kartą sukūrė judėjimo dėsnius ir lygtis, kuriais mes naudojamės iki šiol. Paleisti raketą į kosmosą, suprojektuoti robotą, apskaičiuoti planetų orbitų trajektoriją – visą tai jo pasiekimų dėka. Šios lygtis apibrėžia bet kokį judėjimą, tame tarpe ir atomų ir molekulių judėjimą mikropasaulyje. O tai reiškia, kad aero ir hidrodinamika, šiluminiai reiškiniai, garso skleidimas, elektros srovė laidose ir dar daug visko kito taip pat paklūsta šiems Niutono dėsniams. Aišku, dėsniai pastoviai papildomi ir tikslinami, bet visų svarbiausia, kad jie tokie yra. Iš to seka, kad tie dalelės juda pagal šias griežtas Niutono mechanikos taisyklės. Tai reiškia, kad tai, kokioje būsenoje tos dalelės yra šiuo momentu, apsprendžia, kur jos atsidurs ateityje. Gaunasi, kad viskas, kas nutiks mums ir visai visatai po dienos, po metų ar po milijardo metų, jau nulemta. Tų pačių dalelių jų būsenos, iš kurių sudarytas visas mūsų pasaulis. Visi mano smegenyse esantys elektriniai impulsai, kiekviena mintis, bet kuris judesys ir net tai, ką darys mano ranka, yra jau nulemta iš anksto. Tad, kad ir kiek mes besistengtumėm, savo likimo pakeisti negalėsime. Pilnas fatalizmas ir lemtis. Tai vadinama kosminiu determinizmu. Pagal jį visą, ką mes turime, stebime dabar ar turėsime, stebėsime ateityje, jau buvo nulemta per pirmas didžiojo sprogimo akimirkas. Kiekvieno mūsų, visų žmonių likimas, planetų, galaktikų, tai paprasčiausiai to tolimo laikotarpio atgarsiai, visatos pradžios. Ir štai čia kyla klausimas. Jei žinome judėjimo dėsnį, tai reiškia, mes galime nuspėti ateitį. Nes juk Jonathanas Swiftas kažkokiu tai būdu jau rašė apie Marso palydovus 150 metų iki jų atradimo. O Morganas Robinsonas kažkaip tai parašė apie lainerio Titanas katastrofą prieš 14 metų iki Titaniko žūties. Kažkodėl tai virusas pavadinimu Wuhanas 400 jau buvo paminėtas Diana Konso knygoje Tamsos akys. 29 metai iki šiuolaikinės COVID pandemijos. Kaip galėjo tokios pranašystės atsirasti? Nejaugi visi šie autoriai turėjo Laplaso demoną, įrenginį, kuris žino visų visatos dalelių padėtį, būseną ir greitį, bei turi neįtikėtinų skaičiavimo pajėgumus ir todėl gali apskaičiuoti, kur kiekviena dalelė atsidurs ateityje ir tokiu būdu išpranašauti ateitį. Labai to abejočiau. Visą tai galima paprasčiausiai ir atspėti. Bet ant kiek realu sukurti panašų super įrenginį? Na, kad ir ne visai visatai. O tarkime, mažesnėme mastelyje.
Ar įmanoma apskaičiuoti, numatyti, išpranašauti bent jau atskiros planetos likimą? Ar atskiros įmonės? Atskiros žmogaus? Taigi, grįžtame prie ateities pranašavimo ir Laplaso demono miniatiūros sukūrimo. Mes juk turime ypač galingus superkompiuterius. Armijas, kriptovaliutų kasėjų, minerių, su jų daugybė kompiuterių, mining rigų, vaizdo ir ne tik vaizdo plokščių, turinčių kolosalius kasimo, tai yra skaičiavimo pajėgumus. Dar ir kitos, turinčios didelius pajėgumus, paskirstytos skaičiavimo sistemos. Kiek daug dalelių judėjimą galime su visų jų pagalba apskaičiuoti. Kad ir kaip utopiškai tai beskambėtų, sistemų modeliavimas pagal atskirus atomus ne nesąmonė, o visai turinti didelę ir vis didėjančią paklausą mokslo sritis. Ji vadinasi molekulinė dinamika. Ir ten iš tikro skaičiuojama kiekvieno atskiro atomo trajektorija. Pabandykite įsivaizduoti. Įprastai taip modeliuojamas baltymų molekulių elgesys, jų dydžiai. Tai šimtai tūkstančių atomų. Todėl visų procesų apskaičiavimas užima daugiau laiko nei vyksta realybėje. Kad apskaičiuoti realybėje 3-4 mikrosekundės vykstančius procesus, tai modeliavimas gali užtrukti ir keletą dienų. Todėl apie jokį ateities pranašavimą čia kalba ir neina. Šie skaičiavimai reikalingi kitam dalykui. Ir čia aš kalbu apie superkompiuterius. Superkompiuterių sukurtų specialiai molekulinio modeliavimo rekordas tai 1112 mikrosekundžių. Tai yra truputį daugiau nei 1/1000 sekundės. Nors šiais laikais superkompiuteriai nėra pats greičiausias dalykas Žemėje. Paskirstytos skaičiavimo sistemos jau seniai lenkia superkompiuterių pajėgumus. Šiuo metu pati didžiausia molekulinio modeliavimo paskirstytų skaičiavimo sistema yra Folding at Home. Sistema, kurioje milijonai kompiuterių visame pasaulyje skaičiuoja junginius atsakingus už Alzheimerio ligą, kai kurias vėžio rūšis, diabetą ir kitas ligas. Prie šios sistemos gali prisijungti bet kas. Į savo kompiuterį įsidėkite specialią programą, jūsų kompiuterio procesorius ir vaizdo plokštė atlieka mažos dalelės skaičiavimus ir siunčia rezultatus į apdorojimo centrą. Tarp kitko, tai veikia ne tik asmeninėse kompiuteriuose, bet ir žaidybiniuose, kurių architektūra kaip tik geriau tinka tokiems skaičiavimams. Dar vienas būdas suderinti pramogas su nauda. Tai štai, dėl koronaviruso prie Folding at Home prisijungė tiek daug dalyvių, kad 2020 metais balandį sistemos našumas tapo didesnis kaip suminis 500 pačių galingiausių superkompiuterių pasaulio našumas – 2,6 exaflopsai. Tai gigantiški skaičiai. Tinklas suskaičiavo atskirus koronaviruso baltyminius junginius, bet gali sumodeliuoti ir pilną koronavirusą. Tai maždaug 200 milijonų atomų. Ir pagal apskaičiavimus vienos koronaviruso egzistavimo milisekundės apskaičiavimas tinkle užimtų maždaug 1,5–2 mėnesius. Tik pagalvokite, milijonai kompiuterių ir 2,6 exaflopsai. O jei pasitelkti visus pasaulyje egzistuojančius įrenginius, tai suminė visus planetoje esančios skaičiavimo technikos galia būtų labai apytiksliai apie 10 zetaflopsų. O toks galingumas vieną koronaviruso egzistavimo milisekundę sumodeliuotų apytiksliai per 20 minučių. Jei empirinis Mūro dėsnis taip pat veiks ir toliau ir kompiuterių skaičiavimo pajėgumai kas 1,5 metų dvigubės, tai 2050 metais visi pasaulio renginiai koronavirusą jau galėtų skaičiuoti realiu laiku, o 2150 skaičiuoti žmogaus dydžio objektus, taip pat realiame laike. Na, o 2400 mes galėsime apskaičiuoti visą matomą visatą. Tai čia gaunasi kaip, kad jau po 500 metų mes patys galėsime sukurti Laplaso demoną ir apskaičiuoti visos žmonijos likimą? Įsiklausykite, ateitis nustos būti paslaptimi. Ir jau iki žmogaus gimimo bus žinomas kiekvienas būsimas jūsų judesys, kiekvienas įkvėpimas, kiekviena mintis, emocija. Šiurpokai skamba. Bet nesijaudinkite, viltis, kad viskas liks taip pat kaip dabar, yra. Netgi jei Mūro dėsnis galios taip ilgai, kas labai mažai tikėtina. Laplaso demonas turi dar vieną silpną vietelę. Neįvertintas mažas, bet svarbus dalykas. Giluminė mūsų pasaulio dalis, kuri iš esmės keičia žaidimo sąlygas. Ir kalba eina apie kvantinę fiziką. Kad numatyti ateitį, reikia žinoti apie dabartį. Tai yra, kur tiksliai randasi elementariosios dalelės ir kokiu greičiu ir kuriuos skrieja. Kalbant moksliškai, išmatuoti jų koordinatės ir impulsus. Be to, su minimalia paklaida. Nes priešingų atveju klaida didės kaip sniego kamuolys ir nieko nesigaus. Bet problema ta, kad tuo pačiu metu tai padaryti neįmanoma. Tai yra fundamentali mūsų pasaulio savybė – Heisenbergo neapibrėžtumo principas, dėl kurio negalima pamatuoti ir koordinatės, ir impulso tuo pačiu metu su be galo maža paklaida. Atskirai pamatuoti – jokių problemų.
bet tuo pačiu metu niekaip. Jei tiksliai išmatuosite vieną, tai paklaida išlys pas kitą. Ir atvirkščiai. Panašiai būtų, jei bandytumėt paskandinti pripučiamą čiužinį. Panardinsite vieną pusę, iškils kita. Ir atvirkščiai. Pilnai panardinti nerealu. Nei po 500 metų, nei po 1000 metų mes šios fundamentalios kliūties neįveiksime. O kadangi mes neturime tikslių pradinių dalelių parametrų, tai nei vienas hiperkompiuteris mums likimo neapskaičiuos. Žodžiu, jokio jums Laplaso demono nebus. Nors iš kitos pusės gal ir gerai. Bet tai mažai ką keičia. Nes dalelės vis tiek juda ir vis tiek ateityje susidėlioja į kažką konkretaus. Tai yra, toks dalykas kaip likimas yra, tik mes negalime jį apskaičiuoti. Ar tikrai? Pasirodo ne visai. Yra dar viena aplinkybė, kuri sumaišo visas kortas ir neatpažįstamai keičia pasaulį. Tarkime, mes žinome dalelės padėtį su tam tikra paklaida. Atlikus tikslesnius matavimus, mes patiksliname jos padėtį. Bet ar tai reiškia, kad ji ten buvo prieš tai? Pasirodo ne. Iki sekančio matavimo ji egzistuoja keliose skirtingose vietose tuo pačiu metu. Ir tik dėl mūsų poveikio, kuris atsirado atlikus pakartotiną matavimą, ji matavimo momentu visai atsitiktinai atsiranda konkrečioje vietoje. Kad ir kaip keistai tai skambėtų, kvantinėje fizikoje dalelės neturi konkrečiai nustatytų pozicijų ir griežtų trajektorijų. Jos nebūna šiuo momentu čia, čia, čia arba štai čia. Kiekviena dalelė randasi visur, absoliučiai. Ir kai mes norime sužinoti, kur ji yra, tai ji lokalizuojasi konkrečioje atsitiktinėje vietoje. Taip, skamba kaip totalus siurrealizmas, bet viskas taip ir yra. Kas įdomiausia, kad atsitiktinis pozicijos pasirinkimas nieko nepagrįstas. Tai yra, kai mes metame monetą, tai rezultatas mums atrodo atsitiktinis, nes jį veikia daugybė mums paslėptų parametrų, kuriuos mes negalime atsekti. Tai monetos metimo stiprumas, oro pasipriešinimas, vėjo jėga ir taip toliau. Bet štai elementarių dalelių atveju, tai ten nėra jokių paslėptų parametrų, kurie įtakotų dalelių elgesį. Nėra. Tai buvo daugybę kartų patvirtinta atliekant statistinius eksperimentus. Štai jums pats tikriausias visatos atsitiktinumų generatorius, kurio esmė esminis atsitiktinumas. Ar tai reiškia, kad likimas neegzistuoja? Ir jei jau visata yra valdoma atsitiktinumo, tai kodėl iki šiol visą pasaulį neapėmė visiškas pilnas chaosas? Su antru klausimu viskas paprasta. Dalelės atsiranda ne bet kur, o su didesnė tikimybė atsirasti vienoje vietoje ir mažesnė kitoje. Todėl jei mes turime tik vieną dalelę, tai jos elgesį numatyti neįmanoma. Bet jei tokių dalelių milijonai ar milijardai, tai tada mes jau galime tiksliai apibrėžti, kaip tai atrodys. Pavyzdžiui, jei vienas urano 238 branduolys atsitiktinai gali skilti kad ir dabar arba kad ir po milijoną metų, bet jei yra šios medžiagos lydinys, tai mes žinome, kad pusė viso lydinio suskils lygiai po 4,5 milijardo metų. Jei vienas atskiras fotonas atsitiktinai arba atsispindės nuo stiklo arba ne, tai štai paėmus fotonų srautą, viskas bus tiksliau. 4% atsispindės ir 96% perės kiaurai. Taigi, kaip matome, dideliuose masteliuose skaičiuose atsitiktinumas nėra chaosas, o pasaulis ir toliau išlieka nuspėjamas. Tik šiuo atveju ne absoliučiai nuspėjamas, o tikimybėmis. Tai yra, mes galime nuspėti, kad štai su tokia tikimybė rytoj nieko ypatingo nenutiks. Su tokia tikimybė aš pamesiu raktus ir apsinuodysiu maistu. O štai su tokia tikimybė iš viso visiems ateis galas. Ir jei kalbėti apie likimą, tai jo greičiausiai nėra, nei kad jis yra. Nes pagal drugelio efektą mažytis įvykis gali sukelti globalias pasekmes. Ir absoliutus visatos atsitiktinumas savo vaidmenį visame tame gali ir atlikti. Pavyzdžiui, visai galėjo būti, kad gūdžiais 2019 metais keletą fotonų, kurie pateko į šikšnosparnio akis, atsitiktinai neabsorbavosi ir po šikšnosparnį neįvyko regos suvokimas. O tie fotonai atsispindėjo nuo gyvatės odos, kuri per dalelę sekundės pagrabė pelę ir suvalgė. Tada gyvatę pagavo vienas kinas, o kitas kinas ją nusipirko turguje, suvalgė, nusičiaudėjo ir taip toliau, kol visas pasaulis vos nenusinulino. Gąsdinanti mintis. Mūsų valdo atsitiktinumas, laisvos valios ir toliau nėra. Bet tai dar blogiau, nei kad jei likimas egzistuotų, tik mes negalėtume jį sužinoti. Tai taip gaunasi, kad yra įmanomas ir begalinis galimas visatos vystymosi variantų skaičius. Mes tiksliai to nežinome, bet kad tai būtų kolosalus skaičius, tai jau tikrai. Ką mes tiksliai žinome, tai kad visatos evoliucija aprašoma globalia banginė funkcija, gigantiška lygtimi, kuri iš savęs yra išsišakojanti ir aprašo visus galimus vystymosi kelius. Taip, kad galima pasakyti, jog visatos ateitis jau yra nulemta ir determinuota. Jau yra tiksliai numatyta, kas su nutiks toliau. Tik, kad tas atsakymas savyje talpina gigantiškų galimų sprendimų skaičių, o ne tai, kad tą vieną, ir į kurią ateitį pateksime būtent mes,
Deja, o gal ir laimiai, nulems atsitiktinumas. Taigi, kas gaunasi? Aplink mus didžiulis kiekis įvairiausių bepriežastinių reiškinių. Ir ne tik mums suvokiamam makro lygyje, bet ir elementarių dalelių mastelėje. Mes negalime paveikti jas visas, o tai reiškia, kad ne viskas yra mūsų rankose. Ir nors labai gaila, bet ne tik mes nusprendžiame, kas su mumis nutiks ateityje. Bet tada kyla klausimas, kas? Kas nusprendžia? Kieno valia viskas vyksta? Atsakymas – atsitiktinumas mus tenkina retai. Mums norėtųsi, kad už vienokių ar kitokių įvykių būtų dar kažkas, kas prisiimtų atsakomybę. Jau tegul mane valdo kokios nors ten antgamtinės jėgos, nei kad visatos ruletė. Nes tai jau virš visko. Kvantinė fizika, taip, postuluoja atsitiktinumą. Bet nereikia dėl to pergyventi, nes tai nešaukia kitus mūsų pasaulio dėsnius. Pasikartosiu, atsitiktinumas tai ne chaosas. Ir jis gali paklusti griežtoms taisyklėms – statistikai, matematikai, tikimybių teorijai, kurios suteikia pakankamai tikslias prognozes. Būtent šie dėsniai apsprendžia, kaip atrodo pasaulis, kas su juo nutiks ateityje, kas nutiks mums. Atsitiktinumas paprasčiausiai siūlo daugiau variantų, bet kiekvienas iš jų pilnai teisėtas ir turi teisę egzistuoti. Nepamirškite tai. Pabandykite į viską pažiūrėti būtent šiuo kampu. Tikimybės. Ir tada viskas nušvis visiškai kitokiamis spalvomis. Įsitikinęs, jums patiks. O šiandien viskas, jei patiko ši laida, nepamirškite paspausti nykštį į viršų ir būtinai užsiprenumeruokite mano kanalą. Tai man labai svarbu. Dėkoju ir iki sekančios laidos.